ministrą Airydą Daukšas, ministrų patarėją Laimą Matienę, energetikos ministerijos tvaros energetikos politikos grupės patarėją Jevgeniją Jankievič, čia kur matau, už nugaros, toliau VŠI Lietuvos energetikos agentūra Roman Kuikov, toliau pagrindiniai OAB atstovai Zitas Pamaskinė, pačiam gale, Darius Šaliliūnas, prie kompiuterio pasodinom, ir Kristina Vaitkevičė. Tai gerbiamas ministrė, viceministrė, aš jau sakau kelintą kartą ministrė, tikriausiai tendencija gerai eina. Tai prašom, eteris jūsų ir, kaip sakoma, sakykit, kodėl čia. Gerai, aš nežinau, ar mikrofono reikės, šiaip garsiai kalbu, girdisi gale. Išneka. Paimkime mikrofoną geriau. Kalbėkit žemaitišką, kad suprastumėm. Prie šito reikės dar priprasti, bet vienas, girdisi. Nežinau, gal ir šviesą būtų galima, tada gal rodyti. Jo, mes tik jėgainus turim, kad netaupom, ne? Leiskime, tik kaip reikia. Taip, tai dėkoju merė už pristatymą. Esu Airydas Daukšas, energetikos viceministras. Džiugu matyti tokią pilną salę, susirinkusią tikrai visai Lietuvai turbūt svarbaus klausimo kontekste, jūrinio vėjo parkų kontekste. Suprantam, kad energetika turbūt šiandien yra viena pagrindinių temų, kurią tikrai girdime ir žiniasklaidoj, kur tikrai vyksta kertiniai tektoniniai pokyčiai, galima sakyti. Tai vienas iš tų pokyčių, numatomų pokyčių, taip pat yra ir naujos generacijos atsiradimas, jūrinio vėjo parkų statyba ir vystymas. Tai aš gal trumpai tiesiog supažindinsiu su mūsų artimiausios ateities ir šiek tiek tolimesnės ateities planais. Tai, kaip matote, turime dvi veiklos kryptis, tai yra plėtros pajėgumai jūroje ir plėtra sausumoje. Tai sausumoje atitinkamai turime saulės ir vėjo elektrinių statybą, jūroje turime vėjo parkus, bokštus, kurių pagrindų būtų gaminama elektra. Ir šiai dienai yra suplanuoti du parkai, 1,4 gigavato, tai yra du atskiri parkai, po 700 megavatų kiekvienas iš jų. Tai vienas parkas, kaip žinia, jau turi savo nugalėtoją, kadangi buvo skelbiamas konkursas. Tai turime laimėtoją Ignitis Renewables su partneriu Ocean Winds. 23 metais buvo išrinktas laimėtojų ir ši įmonių sąjunga yra pradėjusi parko statybas, paruošiamuosius darbus ir kitus susijusius reikalus. Kitas konkursas, kaip matote, buvo paskelbtas metų pabaigoje. Šiai dienai konkurso procedūros yra sustabdytos. Mes naujai atėjusi vyriausybė inicijavome šio jūrinio vėjo parko sąlygų peržiūrą, būtent konkurso sąlygų peržiūrą, siekiant, kad parkas mums visiems, valstybei, kiekvienam iš mūsų kaip vartotojai kainuotų kiek įmanoma mažiau, kad elektros energijos kaina šio vėjo parko pagrindu būtų konkurencinga. Tai žemėlapyje matote, kaip atrodytų tas teritorinis išdėstymas tų mūsų jūrinio vėjo parkų. Yra dvi išskirtos teritorijos, jos nuo kranto yra nutolusios atitinkamai 30 ir 36 km. Dešinėje pusėje matote pakrantės juostą. Šalia irgi turime taškiukais pažymėtą teritoriją, kuri yra, sakykime, dar tolimesnės projekcinės plėtros vizija. Tai būtų plėtojami ir dar kiti parkai iki 2050 metų. Tai dar jeigu grįžtame vienas skaidrę anksčiau, tai aišku, čia turbūt skaičiais galbūt labai nereikia apsiriboti ir galbūt ne visą paveikslą jie atskleistų, bet bent jau dabar suplanuoti du jūrinio vėjo parkai yra planuojama, kad užtikrintų apie pusę viso šalies elektros energijos poreikio. Tai suprantam, kad tai yra tikrai didžiuliai projektai mūsų šalies mastu ir
ta papildoma generacija, kuri būtų sukurta šitais parkais, jinai reikšmingai prisidėtų tiek prie elektros energijos kainų mažėjimo, nesuprantant, kad kuo didesnė elektros energijos pasiūla rinkoje, tuo kainą turime mažesnį. Na, o šiandien turbūt pagrindinis tikslas ir kodėl susirinkome, tai yra padiskutuoti, pasidalinti su jumis viziją, kaip atrodytų su jūrinio vėjo parko, abiejų parkų infrastruktūra susijusi plėtra ir vystymas. Turime kolegas, mūsų projektuotojus UAB Ardyną, kurie šiandieną pristatys tuos visus vadinamuosius teritorijų planavimo dokumentus, kaip atrodytų planuojamos jungtis, kokią teritoriją jie apimtų, veiklos sąlygos toje teritorijoje ir panašiai. Tai turbūt perduosiu žodį kolegoms iš Ardyno, po jų pristatymo tikrai lauksime klausimų. Ponas ministrai, klausimų galima? Nežinau, gal tada pirmiausia išklausykim pristatymą, tada jau po viso to vaizdo galėsim padiskutuoti. Nes galbūt dar klausimų išgirsti